Labas vakaras. Esu Vileišio 15 namo gyventojas. Antras mėnuo prie mūsų namo vyksta kanalizacijos remonto darbai, nesibaigiantis. Panašu, kad ponai nežino, ką daro, kaip daro, čia išgriauta viskas. Kreipiamės į merą dėl medžių laužimo, dėl tos betvarkės, kuri padaryta parkelyje, kur visai nesenai buvo nutiestas šaligatvis, sutvarkyta aplinka. Dabar viskas išgriauta, subūta, aš jau atrodau. Gražus, gražioje aplinkoje tas mūsų namas. Dabar reiškia atvarė kažkokią tai techniką ir ponai įjungia ir nakties, reiškia, jie palieka ir pumpuoja visą šią, baisi smarvė, baisus triukšmas, veikia dizelinis variklis, reiškia, yra namie mažų vaikų, negali miegoti, smarvė, reiškia, šitą visą, nieks nieko nežino. Kiek pumpuos, yra kažkokios tai higienos normos, yra triukšmo normatyvai, nieks nebegalioja Lietuvoje. Kiekvienas, reiškia, beprotis, stichiškai darantis visą šitą kvailystę, nesugebantis planuoti, numatyti, atlikti geodezinius tyrimus, kas čia vyksta, kadangi čia šaltiniuotas Neries krantas ir čia pilna šaltinių prie Neries, tai vyksta šitas visas idiotizmas. Kreipiamės į policiją. 9 valandą skambinam 112 telefoną, pagalbos centrą, kad imtųsi kažkokių tai priemonių, nes šitą palikti tokiais dalykus mes nesiruošiam. Jau prieš, reiškia, keletą dienų šitie atgruprankiai bepročiai, bekasinėdami buvo nutraukę mūsų šalto vandens tiekimą ir karšto vandens tiekimą pusę dienos. Reiškia, irgi nieks nebuvo pranešta ir buvo vamzdžiai, čia matėsi tiesiog iš langų, kas čia vyksta, reiškia. Tai šita visa publika, o taip padirba. Tai tokia žinutė. Einu, filmuoju tą visą nesąmonę. Lauksiu, kada atvažiuos policija ar kokie tai kiti žmonės. Mes šito tikrai namo gyventojų nepaliksim, apskambinsiu visiems. Taip būti negali, kad taip tyčiotųsi žmonių. Vasaros metas, šiltas vakaras, negalima neatsidaryti nei langų. Aš pabandžiau ir balkoną uždaryti. Ir pabandžiau visiškai uždaryti langus. Vis tiek baisus triukšmas. Tai tokia laisvoje Lietuvoje, tokias vyksta siaubas. Toks vyksta siaubas lietuvėliai. Viskas čia sugriauta, subūta. Vamzdžiai čia seniai kažkokie tai iškastijų. Dizelinis variklis. Smarvė. Šitie ponuliai suvežė vamzdžius, kuriais, reiškia, remontuoja kanalizaciją. Jie juos sujungia ir iš čia tempia tuos vamzdžius į Antakalnio gatvę. Įsivaizduojat? Laužame, čia yra dar provėža, kur jie tempia tą, reiškia, sulydytą vamzdyną. Tai čia iš kažkur tai iš tos vietos jie siurbia, kažką tai siurbia, kur siurbia, velnias jų žino. O visą tą beprotystę turim tokį įtarimą, kad čia nesutvarkyta dėl to, kad čia namelis toksai buvo apleistas. Ir čia prasidėjo darbai to namelio. Čia, kaip matom, vamzdžiai guli šitie.
vamzdžiai, kuriuos sujungia ir tempia ant Takalnio gatvę. Va šitas va namas, jis yra, reiškia, iš vidury išgriovė statybininkai visą šitą namelį. Va, o dabar čia kaupiasi vanduo ir jie niekaip negali tą vandenį išpumpuoti. Jie čia bandė ir su tokiu mažiuku siurbliuku čia keletą dienų siurbė tą atsiprašant. Va, ir dabar čia visą laiką tas chaosas vyksta jau 3 mėnesiai. Va, čia skersgatvis. O čia va tas namelis, apie kurį kalbu. Va, čia pačioj vanduo. Ir dabar čia, reiškia, siurbė iš tų pamatų, va čia motoriukas. Čia tas mažas triukšmas. Va, traktorius. Ir čia, kadangi šaltiniuotas Neries krantas, čia nieko nepadarys. Va, vidury pilna vandens vis tiek kaupiasi nuolatos tas vanduo. Ir viskas, ir nieko čia. Jie uždarė tas langus, kad nieks nieko nematytų. O ten aš nelysiu, aišku. Tai visi pamatai apsemti vandens. O čia dieną naktį vat užė marikliukas ir jie to še pumpuoja viską į tą kanalizaciją. Ir čia renkasi vanduo. Va, tai neapgalvota, nei padaryti tyrimai geodeziniai. Kur čia kas yra? Nieko čia. Viskas tokias, reiškia, primityviai bandymų tipo. Čia pabandysim, ten pabandysim iškasti. Viskas eina velniop. Po šitų šiknarankius idiotus. Šiknarankiai idiotai čia. Aplinkui. Va, ką jie padarė su mūsų parku. Šitie gyvuliai prakeikti. O, ką jie padirbo. Ir dabar čia dirba per naktį. Per naktį dirba šitas motoras. Nieko. Nu ką. O, gerbėmieji. O tokia Lietuva šiandien. Tai yra raitelis be galvos. Be proto, be pasirinkimo techninio. Su žinių stoka. Viskas yra. Mes juokdavomės, kad tarybiniais laikais būdavo štai tokie dalykai vykdavo. Ir tikėjomės, kad kapitalizmo sąlygom tai nieks nešvaistys pinigų ir taip o nedarys. Tai va, dizelis veikia. Sako, pumpuosim ir šiandien naktį, ir rytoj pumpuosim. Nu ką, einu skambint policijai vėl. Visą gerą, laimingai.